Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Kai praeitų metų vasarą LG kompanija paskelbė, kad traukiasi iš Baltijos valstybių, niekas nesitikėjo, kad Lietuvoje bus galima įsigyti šios kompanijos išmaniųjų įrenginių. Tačiau durys ir langai neužsidaro ir šiandien aš jums noriu pristatyti patį naujausią LG kompanijos gaminį, tai LG G6 išmanųjį telefoną. Pažiūrėkime, ko jis vertas. LG kompanija garsėja savo neįprastų požiūrį į išmaniuosius telefonus. Ir šie metai netapo išimtimi. Gamintojas praeityje paliko visus modulius ir nereikalingus dalykus ir naujajame savo flagmane dėmesį sutelkė ties vieną svarbiausių elementų – kamerą ir ekraną. Šiandien parodysiu, kaip atrodo ir papasakosiu, ką siūlo LG G6 išmanusis telefonas. Viena pagrindinių LG G6 ypatybių yra Full Vision ekranas. Išmanusis telefonas yra aprūpintas 5,7 colio įstrižainės ekranu ir pasižymi neįprastu 18:9 kraštinių santykių. Telefono aukštis yra dvigubai didesnis nei plotis, o tai reiškia, kad naršymo internete ar skaitymo metu ekrane sutilps kur kas daugiau informacijos. Ekrano raiška čia 2880 x 1440 pikselių. Na, o pikselių tankis yra neįtikėtinai didelis ir siekia 564 ppi. Todėl dėl vaizdo LG G6 ekrane detalumo pergyventi tikrai nereikia. Pakankamai didelė telefono įstrižainė tikrai nepadaro aparato kažkokių tai nepakeliamų ir neaprėpiamų daiktų rankoje. Jis puikiai telpa delne, su juo galima atlikti visas pagrindinės funkcijas. Dėl to, kad beveik 80% priekinės telefono dalies užima ekranas. Ir reikėtų paminėti ir tai, kad lyginant su kitais telefonais, kurie turi panašią įstrižainę, jis yra kur kas kompaktiškesnis. Reikėtų pabrėžti tai, kad LG G6 ekranas yra pirmasis pasaulyje IPS ekranas, kuris pasižymi QHD+ raiška ir turi nestandartinės 18:9 proporcijas. Be to, naujo LG telefono ekranas išsiskiria pilnu HDR10 ir Dolby Vision technologijų, atėjusių iš šiuolaikinių 4K televizorių pasaulio palaikymu. Tiesa, kol kas įvertinti šių standartų privalumus gana sudėtinga, nes trūksta atitinkamo formato turinio, tačiau tokių standartų palaikymas pats savaime kalba apie tai, kad LG G6 ekranas atitinka aukščiausios kokybės standartus ir pasižymi plačia spalvų gama. Naujausio LG telefonų dizainas išlaiko šiam gamintojui būdingą grakštumą. Telefono priekinė ir galinė dalis yra apsaugota Corning Gorilla Glass 3 stiklu, o korpusą juose metalinis rėmelis. Kaip įprastai, ant galinio dangtelio LG išdėstė įjungimo mygtuką suderintą su pirštų antspaudų skaitytuvu, o įjungimo mygtuko išdėstymas toks sėkmingas, kad net ir pirmos pažinties su išmaniuoju metu smilius pats atsiduria ant šio mygtuko. Tai yra, jo nereikia ilgai ieškoti. Visiškai lygus galinis telefono dangtelis ir neįsikišantis iš korpuso kameros modulis ir tolimesnis naudojimas šiuo išmaniuoju yra labai maloni patirtis. Naujasis LG G6 modelis pasižymi užapvalintais kampais, nes, kaip ir minėjau, beveik 80% priekinės telefono dalies užima ekranas. Vėlgi, pailgas ekranas ko gero patiks ne visiems vartotojams, bet reikėtų paminėti tai, kad abejingų tai tikrai nepaliks. LG G6 veikia galingo Qualcomm Snapdragon 821 procesoriaus pagrindu su 4 GB operatyviosios atminties. Nors šiame išmaniajame telefone naudojamas procesorius pasirodė dar 2016 metais, jis pasižymi tokiomis galingumo atsargomis, kurių pakaks dar ilgam. Tokį pat procesorių rasime viename galingiausiame Android išmaniajame Google Pixel ir kitose premium klasės įrenginiuose. Ko gero nerastume nei vienos programos, kuri naują LG G6 modelį apkrautų tokių krūvių darbinių, kad jis tiesiog pradėtų striginėti ar atsirastų kažkokios kitos problemos. Tiek žaidimai, tiek dešimtis foninėme režime veikiančių programėlių tikrai telefono darbo neapsunkins. Dar viena LG G6 ypatybė yra jo dvigubo kamera, kuri sukurta plačiaformatėms nuotraukoms ir vaizdo įrašams. Nors šiandien dvigubos kameros nėra kažkoks ypatingas išmaniųjų telefonų išskirtinumas, LG G6 dvigubos kameros realizavimas yra šiek tiek kitoks, jei lyginsime jį pavyzdžiui su iPhone 7 Plus, kur dviguba kamera reikalinga išimtinai optiniam priartinimui.
Abu LG G6 telefono galinės kameros Sony IMX 258 moduliai gavo 13 megapikselių raišką. Viena galinė kamera pasižymi 125 laipsnių, o kita 71 laipsnio matymo kampais. Su naujo LG modeliu darant panoraminės nuotraukas jums tikrai problemos nekils, nes yra labai geras plačiakampis objektyvas, visi objektai puikiai telpa kadre, na, o kraštinės lieka lygios ir neįsiliejusios. Skirtingai nei praeitų metų LG G5 modelyje, čia pagrindinių kamerų perjungimas vyksta akimirksniu. Vienodos raiškos modulių panaudojimas leido įgyvendinti įdomią sistemą, o tai yra standartinėme režime veikia plačiakampis objektyvas, tačiau priartinus vaizdą įsijungia įprastas modulis. Tokiu būdu labai greitai galima pakeisti fotografavimo ar filmavimo būdą, pritaikant jį prie situacijos bei priartinti kadrus, neprarandant kokybės. Viena iš kameros pagrindinių ypatybių yra kvadratinio režimo buvimas. Režimas padalina ekraną į du atskirus kvadratus, dėl to daryti kadrus tinkančius Facebook, Instagram arba Snapchat yra labai patogu ir paprasta. Priekinė LG G6 kamera yra aprūpinta panašiomis galimybėmis, nors čia naudojamas vienas 5 megapikselių modulis, kuris pasižymi 100 laipsnio matymo kampu. Vienu paspaudimu galima jungti grupinės nuotraukos režimą, kuris leis viename kadre sutalpinti visus šeimos narius ir draugus. LG G6 pajėgus išgyventi įvairias negandas. Išmanusis telefonas pasižymi IP68 standarto apsaugą nuo vandens bei dulkių. Telefonas atsparus vandeniui iki 1,5 metro bei 30 minučių. Be to, išmanusis telefonas visiškai atitinka MIL STD 810G apsaugos klasę, kuri prieš tai pasižymėdavo tik specializuoti įrenginiai sukurti veikimui ekstremaliomis sąlygomis. Tačiau kompanijai teko paaukoti keičiamą bateriją. Šitame modelėje jinai yra įmontuota po korpusu. Ir atsiminkime, kad keičiama baterija ilgus metus buvo LG išskirtinis bruožas, nes vartotojams tikrai būdavo labai patogu, sakykime, reikiamų metu pakeisti bateriją, ją apžiūrėti ir panašiai. Čia to dėja nebeliko. Ekrano proporcijų pakeitimas ne tik estetinis ir reklaminis žingsnis. Gamintojas padirbėjo ir išleido naują savo sąsajas UX 6.0 versiją, kuri veikia Android 7.1 operacinės sistemos pagrindu. Sąsaja yra visiškai optimizuota Full Vision ekranui. Nestandartinio kraštinių santykio dėka ekranas idealiai padalinamas į du lygius kvadratus. Vertėtų paminėti, kad šią ypatybę sumaniai pasinaudojo sąsajos kūrėjai. Sistemos programėlėse dabar telpa keletą meniu, su kuriais dirbti galima vienu metu, tačiau ypatingą dėmesį atkreipti vertėtų į kameros programėlę. Tokių ekrano proporcijų panaudojimo dėka atsirado galimybė sukurti 4 kvadratinių kadrų koliažą, kuris akimirksniu atvaizduojamas ekrane. Reikia paminėti tai, kad Full Vision ekranai puikiai tinka kelių langų režimui. Nebus jokių problemų, jeigu telefone bus jungtos dvi vienu metu veikiančios programėlės. O tai labai palengvina darbą, jeigu jūs naršote internete, naudojatės elektroniniu paštu ar tiesiog socialiniais tinklais. LG G6 tapo vienu iš nedaugelio iš tikrųjų naujų išmaniuoju telefonu. Gamintojas ne šiaip savo pagerina įrenginio našumą ir padidina ekraną, bet sukūrė tikrai įsimenantį telefoną. Nepaslaptis, kad LG kompanija kaip išmaniųjų telefonų gamintojas turėjo šiokių tokių problemų su savito stiliaus paieškomis, tačiau panašu, kad LG sugebėjo atrasti save. Taigi LG G6 išmanusis telefonas yra tikrai galingas, turi premium klasės korpusą ir atsparus vandeniui, su tikrai gera kamera ir labai patogiu ekranu. Tai yra tas telefonas, kuris tik žmonėms, kurie išmaniųjų telefonų rinkoje ieško kažko naujo. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.